Labas. Šiandieną visiškai netikėtai, bevažiuodamas, bet nekeliaudamas, šalia kelio pamačiau pastatų griaučius, kurie sudomino. Nieko apie juos nežinau, nieko neguglinau, jokių researchų nedariau, bet atvažiavau į labai įdomią vietą, kur panašu mažas miestelis šalia kažkokios poilsio bazės, kuri dabar veikia, bet jisai yra didžiąja dalim apleistas. Va. Čia yra tik tai vienas pastatas, tenai už manęs yra dar daugiau šiek tiek pastatų, bet ten mačiau dar yra šiek tiek judesio, nelindau po kol kas per tvorą. Pastatas parduodamas, telefono numeris pakabintas, yra šiek tiek žemės ūkio padargų ir kitokių reikalų, bet didžiąja dalim čia to pusė miestelio yra apleista. Pabandysim įsrauti į tą namą, kuris yra čia. Tenai už mane žmogus sėdėjo su šuniu. Tai nenoriu labai daug kliautis. Norėjau prieiti prie to pastato. Įeisim po to šiek tiek į jį vėliau. Dabar einam nuo žmogaus toliau, kad nekiltų jokio įtarimo, ką mes čia veikiam. Bet pabandysim pasivaikščioti, nors čia nieko nebelikė. Tai, ką matau, visiškai griaučiai, visiškai viskas sugriuvę ir net nežinau, kas čia kada buvo. Grįšiu namo, tada paguglinsiu. O ta moteris jau nuėjo, galime eiti pasivaikščioti toliau. Čia seniai viskas yra apleista. Bet matau, kad yra įpramintas takelis. Čia žmonės gyvena šalia. Kažkadaise būta judesio. Galima šį būtų pabandyti, gali lysti, pralysti. Tenai. Ką mes darysim? Mes tikrai pabandysim įlysti vidų. Visiškai dokumentiniais sumetimais, be jokių blogų kėslų. Pabandysim įlysti vidų ir pasižiūrėti, kas čia yra buvę. Nesukeliant baisiai triukšmą, pabandysim pralysti. Ojei, seniai viskas kuo seniausiai apleista. Avarinė būklė. Čia kažkadaise panašu, kad buvę butai. Mato, mašina važinėja. Ir nesivaidenam prie langų. Manau, pasižiūrėsiu. Nežinau, ar matosi. GoPro gana prastai filmuoja tamsoj. Ir aš kurvę neturiu. Žinokit, avarinės būklės laiptai. Čia vaikštau taip. Sveiki atvykę. Seniausiai viskas apleista, ištaškyta. Žiūrėkit, medžiai auga jau ant stogo. Tai čia va dar vienas tas pastačiuks. Ten žmonės. Negerai.
Gali būt, kad pamatė. Nu, nesvarbu. Pamatė, tai pamatė. Nieko baisaus. Prieisim, tai pasižiūrėsim toliau. Turiu droną. Pabandysiu pasikelt, apskrisiu čia nedideliu ratuku. Pasižiūrėsiu, gal dar kažką tai galima pamatyti įdomaus. Čia žiauriai daug žmonių aplinkui. Jau vieną mašiną pravažiavo, sustojo ir pasižiūrėjau, ką aš čia gaminu, ką aš čia konstruoju. Tai gali būt, kad vietiniai nėra labai stipriai patenkinti mano veikla. Nu, ką padarysi? Pasikeliam droną. Išlindom iš to pastato. Vienu žodžiu, nėra aišku, kas čia kada tai yra buvę. Matosi, kad buvo poilsio kažkokie namai. Kažkoks tai buvęs bendrabutis, bet nieko daugiau. Bandžiau ant stogo sėdėdamas dar paguglinti, paieškoti informacijos. Ir nieko tokio labai ypatingo neradau. Kas nors galėsit parašyti komentarus, kas čia kažkadaise buvo. Bet radau tenai toliau stovyklavietę, į kurios dabar pabandysiu nuvažiuoti. Pasižiūrėsim. Pakeliui link tos stovyklavietės. Netoli čia iš principo, iš tiesų porą šimtų metrų, man atrodo, miškeli praeiti. Prašau. Norėčiau ten užsilipti, bet nėra kaip. Nėra kaip užsilipti tenai, bet čia būtų visai smagu. Nėra kopečių. Nėra kopečių. Miško takeliais. Čia, kur dabar einu, į tą stovyklavietę, tai spėjau pasižiūrėti. Vyko ne per seniausiai čia įvairaus formato ir tokio įdomesnio formato renginiai. Tai gal ten nėra apleista iš tiesų. Gal ten viskas yra čiki-puki. Pasižiūrėsim. Bet čia šiaip visai vieta, jeigu čia tikrai miškuose, taip kaip aš pasižiūrėjau žemėlapiuose, su dronu bandžiau praskristi. Matosi, bet labai miškinga vietovė, tai nenorėjau labai stipriai raižyti, kadangi ir atstumas yra šioks toks ir po to aš jau nebemačiau savo drono, tai nefilmavau, bet pabandysim prieiti. Nebetoli mums čia belikė, visur aplinkui miškai, bet tuoj turėtume prieiti. Tikiuosi, kad bus čia koks takelis į kairę, nes aš prieš šitas brūzgynus tai nenoriu raut. Jau iš toli girdėjau šunės. Ir tai nėra geras ženklas. Tikiuosi, kad klystu. Ir dar matau mašiną atvažiuoja, fuck. Bet čia plačiai naudojamas kelias. Labai plačiai išmindžiotas. Pasižiūrėsim, bandau nuleist kamerą. Pasižiūrėjau. Čia va tas objekčiuks įdomus. Privati valda. Kaži apleista ar neapleista. Kaži galima lipti per tvorą ar negalima lipti per tvorą. Ką čia galima pamatyti. Kitą kelią aplinkui eina. Galime pasižiūrėti. Ir čia ta kelias išmintas. Ai, aš galvojau, čia tikrai kažkas yra daugiau negu kad tai. Ok. Čia ne tai, ko aš ieškojau.
Einu pasižiūrėsiu toliau, nes rodo prie žemėlapį dar šiek tiek paeiti, reikia porą šimtų metrų mišku. Ir tada turėtų būti, bet šiaip žiauriai fainai vieta. Belekai fainai žmonės čia gyvena kai kur. Labai fainai tikrai. Pabandysim praeit pasižiūrėti. Labai malonus oras pasivaikščiojimui, tai galim šiek tiek patrinti kėdus. Let's go! Ir ką jūs galvojat? Panašu, jog priėjom, va ant kalniuko stovi griaučiai. Tuoj pasižiūrėsim, užsilipsim. Mačiau prieš tai dar šiek tiek likusių senos tvoros segmentų. Visiškai tokios jau nugyvenusios. Tai jau man davė prielaidą suprast, kad jau čia panašu, jog mes atėjom. Kaušas, galėjau šiaip su mašina privažiuoti, aikštelę va padaryta geriausia. Va šitiek zalino, nu nieko. Pasivaikščiojimai fainiai. Volia, žiūrėkit. Opa. Kokie griaučiai. Vau. Ten 3 nameliai. Čia didelis pastatas. Čia dar 2 nameliai. Ten dar nameliai. Vau. Ir ten namelis. Ir čia namelis. Koks vaiduoklynas. Eikit savo, kaip nupersta viskas. Belekas. Nieko nebelikę. Čia toks geras spotas. Žiūrėk, ten namelį dar. Namelį ant pastolių. Ir kiek čia jų. Aš sakiau, kai su dronu skridau, mačiau. What the fuck? Hebrytė. Žiūrėkit. Einam ten iš karto. Šikinyks su užrašu privati teritorija. Nu taip, privati. Jūs pasižiūrėkit. Kur matot? Aukštin papais guli. Sveiki. Kas jums nutikė? Labą dieną. Va toks va. Šmutkės išmėtos. Oi, ten ir tarakonų. Ir pelių mačiau. Labą dieną. O smarvė. What the fuck. O šmutkių. O barachlo plemba. Va toks vat. Toks vat. Nice. Čia šiaip bairis. Aš čia atvažiuosiu dar kartą. Ir čia pasiliksiu nakvot per naktį. Nes dabar važiavau visiškai pakeliui, neturiu nieko su savim pasiėmęs. Sakau, tik tai kamerą ir droną. Bet tai čia kai gerumo. Jūs pažiūrėkit, čia dar infrastruktūros. Pavėsinė. Čia šitoj pavėsinė, kaip 5 žvaigždučių viešbutį ant to stalo išmiegočiau. Stalas. Naujas. Praktiškai nauja lova.
What the hell? Žiūrėk, čia dar namelis padarytas, ant polių pastatytas. What the fuck? Šmutkės, bučiai. Šašlikinė. Čia namelis, žiūrėkit, iš namelio padaryta. Metaliniai pastoliai. Apkaltas, ant polių pastatytas. Prikolas. Gerumėlis. Čia hebrytę aš atvarysiu. Išikinyks yra. Ir čia paremta. Sveiki, gyvi. Jūs pažiūrėkit, delikasas. Wow. Rusiški visokie laikraščiai. Žiūrėkit, ir čia koks fancy namelis. Indai dar. Čerkasai, stiklinės. Koks vaizdas. Wow, šliopansai. Wow. Indai. Chebra. Ne, žinokit, aš miegosiu čia. Čia kai gerai. Tūziks yra, šikinikas, nusipraust. Privati valda, piktas šuo, dėmesio, piktas, irgi piktas šuo. 3 pem, plastikinė lentelė. Wow. Wow, 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 wow. Patalinė. Ir dar jeigu išskalbta. Žiūrėkit, drabužiai. Wow. Šildytuvą galima pasijungti iš bėdos. Čia jau lemba. Čia tai jau vandaliugas pabuvę. Čia jau pabuvę vandaliugas. Bet sofa, ant tos sofos miego drąsiai. Wow. Neįtikėtina. Užveriam vėl. Ant zamko pakabinam. Wow. Nu ir ką aš jums galiu pasakyti, chebra? Aš čia sugrįšiu, atvažiuosiu dar kartelį. Ir mes čia pernakvosim. Pasidarysim akciją, atrakciją. Einam į kitų namelių. Einam pro namelius, pasivaikščiosim, gal dar ką rasim. Žiauriai fainai, žiūrėkit, šašlikai neturėsim šašto, galėsim išsikepti šašličioką. Turim stoginę, turim budelę, turim šiknyką, viską turim, ko reikia. Fantastika. Nu tai čia turbūt daug aiškinti nereikia, kas čia yra buvę. Akivaizdžiai poilsiavietė. Su tiek daug namelių pačių vairiausių. Pabandysim įlysti vieną, kitą namelį. Smaguris. Vis primetat, koks čia kažkada gyvenimas virė. Neįtikėtina. Daugiausia. Neįtikėtina. Didžiausias namelis. Aišku, kaip jo langai nebus išdaužyti. Čia viskas aišku. Čia jau nieko gyvo sveiko nerasim, bet va, yra lovų. Yra pataliukų. Nepalysim.
Šitas man iš tiesų žiauriai patiko. Kaip jie apvertė, kaip jis sugebėjo apverst. Jau čia tenai, vat nuo to kalniuko. Ir čia taip ir paliko gulėti. Prikolas. Visiškas smaguris. Žiūrėkit, lindinčio pastatas. Gerai, pabandom jį įsirauti. Čia nėra kai įsirauti. Eisim ir nueisim. Tada į tą pusę praeisim. Ten. Pažiūrėsim. O, ir tada tas didysis liks. Upės, saugiklius, kirtiklius. Sveiki. Nu čia pasiautėt. Čia viskas ištaškyta. Čia žiniai sukritę. Kaip čia aš džiaugiuosi dėl šitos vietos, kad man taip netikėtai išpuolė pakliūt čia. Sveiki. 4. Lova. Tik lova. Lova ir spinta. 6 man daugiau turi privalumų. Neturi. Trečias ką turi? Circle K. Kavos puodelis. Ir jis yra fresh. Jis ne per seniausiai tokius pradėjo gaminti prieš... Bijau sumeluoti gal 3 mėnesius. Man atrodo, žiemą pradėjo jos gaminti. Tai va, jums įrodymas, kad judesio būta. Einam ten. Tą namelį. Darom vartus. Uždarom, kad skersvys netrauktų. Sveiki, laba diena. Kelintų metų. 20. Ei, nes nefokusuoja dokumentai. Oi, ten kaip tamsu. Ten didelė kaip tamsu. Sveikatos instrukcijos. Aš neturiu kurmio. Nieko čia aš nepamatysiu, hebra. Ir tu jau labiau nieko nenufilmuosiu. Iškai blogai, kad čia tiek garsų sukūriau. Ten žiauriai tamsu. Problem. Neturiu net ko pasižiūrėti. Flashlightų galėčiau. Pabandysim flashlightų pasišviesti telefonu. Gal kažkiek padės. Čia iš visų pusių viena melį tokie. Apleistėję, pamiršti. Namų, what the fuck? Kokio dydžio čia objektas. Ir dar namų. Jūs juokaujat. Šitų net nemačiau tenai esančių. What the hell? Kašio aikštelė man. Buvusi. Bet dar pusė Žalgirio komandos gal pamėtytų į tą kašiuką. Juokauju. Nebelindau į šitą pastatą. Viskas labai tamsiai. Labai tamsiai, nieko nesimato. Su flashlightu bandžiau šiek tiek šviesti. Kažkiek man matos, bet kai filmuoju per kamerą nieko nesimato. Labai minimaliai ir labai prasta kokybė. Bet einam dar į šitą. Pasižiūrim šitą pastačiuką. Čia šitas didžiausias, kaip supratau, pagrindinis. Čia kur vyko jau visas socialinis gyvenimas.
apart to, kas vyko tuose mažuose namukuose. If you know what I mean. Of course you know. Of course you know. Wow. Sveiki. Aš esu Kastytis. Atėjau į svečius. O, šmotkių dar yra, žiūrėkit. Paveikslas. Veidrodžiai neištaškyti. Duris praluptas, nieko visaus. O. Matas. Kažkiek matas. Piešinukai. Blemba vieta tai įspūdinga. Tarp keletas ežerų. Ščia. Raktų kabykla. Raktai sukabinti buvo. Čia viskas išvandalinta. Būtų galima pasižiūrėti dokumentų popierių, telekas sudaužytas. Viskas ištampyta, ištaškyta. Normalu, nereikia tikėtis čia, kad čia bus viskas fresh. O pačiam takelis. Ten mes išeisime pirmą aukštą. Mes į pirmą aukštą po kol kas nenorime eiti. Taip. Ką mes norim padaryti? Mes norim užliekti. Eik, tu savo, kaip čia tamsu. Vėl. Belekas. Ką žymatosi kas nors? Nieko. Čia vat, apie ką aš jums sakiau, kad bandau šviesti flashlightu. Bet tiek čia man iš jo ir naudos, žinot. Vonios, dušai, čia panašu virtuvė buvo. Nu. Smagus. Fainiai. Man patiko, tiesą pasakius, kai dabar iš čia išeiti. Kitas klausimas. Nešam rūkštį. Jo, faina stovyklėlė. Seniai čia viskas aišku sugriuvę. Seniai viskas ištampyta. Bet man patiko. Tai vat, labai faina vieta, praskridau dar su dronu, parinkau šiek tiek medžiagos, parinkau šiek tiek kadrų, labai faina vieta, labai smagi vieta, tokia gera atmosfera jaučiasi. Tikrai sugrįšiu ir pasidarysiu, permiegosiu tam namelį, nes
visai jau čia prikolas čia būtų dar kartą sugrįžti. Tai va, tai kaip netikėtai atrasta, labai vertinu gerai, 9 iš 10. Aišku, nieko nebelikė, nes viskas seniai uždaryta, bet fainai. Tai va, aš rinkuosi šmutkės ir judu tolyn. Šiam kartui tiek. Palaikinkit, pašėrinkit, pasubscribinkit, pasidalinkit su mama, su tečiu, su mylimuoju ir draugu. Ir susitiksim kitą savaitę. Greičiausiai kitą savaitę. Gerą vakarą, draugai, iki.